čia įdomu. Marko Aurelijaus, man atrodo, yra frazė, kuris įsakė, mes iš visų žmonių mylim labiausiai save patį, bet kai reikia nuomonės ir kalbų, klausom kitų, ne savęs, žinai. Jo. Tai va toks, ta baimė kažką keisti, ką ten Petras, Jonas, Antanas, Tomas, Mantas ar dar kažką pagalvos, tai gali mums tiesiog praknist pusę gyvenimo, žinai, nes mes ten turim geras pareigas, arba ten dabar tau draugė sako, kad kaip tu čia dabar nebeuždirbsi 10 štukų ar ten 20 ir dabar nieko neuždirbsi ir galvosi vėl ką daryti, žinai. Ar manai, yra kažkoks teisingas būdas nugyventi gyvenimą? Ne. Aš manau, kad nėra. Tarsime, kiekvienas turi savo skirtingą atsakymą. Ir čia... Aš visą laiką, aš labai mėgstu žiūrėti Instagram'e ar ten YouTube shortus, kur būna klausinėja vyresnių žmonių 60 ar 70 šitų klausimų, žinai, kaip nugyventi laimingą gyvenimą, žodžiu, ar kas pasikeitė, ką savo jaunam patartų. Nu, tai labai aišku, kad nėra to atsakymo, žodžiu, kiekvienas turi savo tą skirtingą atsakymą. Man atrodo tiesiog svarbu, aš tai pats mėginu žiūrėti, būtent aš mėginu visą laiką save įsivaizduoti ateityje, aš ten 80-metis, 90-metis ar mirties patale, kad ir kiek ten tų metų yra. O gal aš jau, tarkim, kabutėsi dangų, jeigu toksai egzistuoja ar ne, ir žiūriu atgal į save dabar. Ir ar aš esu patenkintas savo gyvenimu ir savo kasdienybę, kurią aš darau. Jeigu numirčiau rytoj, ar ne, ar patenkintas, va, eidamas į tą patį darbą, būdamas su šitais žmonėm, ar jie teikia man malonumą. Tai aš labai stengiuosi iš tos ateities perspektyvos žvelgti dabar ir taip analizuoti dabartinį savo gyvenimą. Ir man tas padeda pratimas, kažkaip rasti gerą atsakymą, kuris toks yra apie ilgalaikę laimę galbūt, negu apie tai, kad, kaip dabar yra. Tai čia vienas ir kitas momentas, dar kitiems žmonėms, nieks apie jūs negalvoja ir šitas čia irgi pamoka yra, kad apie save galvoja, visą laiką. O tas žmogus, aš norėjau pausint, čia man labai, tiesiog biškai nukreipusi irgi, nežinau, galima bus dar grįžti. Bet prieš tos reelsus Instagramo visą laiką mano vidinis dialogas buvo pausint, blema, ką tas pat galvos ir seka mane ten ir ten bendradarbiai visokie buvę ir ten ką jie pagalvos, ar ten ką pagalvos, ten nežinau, ten kažkoks giminaitis ar kažkoks random žmogus. Ir aš tiesiog savo radau atsakymą, kad kiek aš dažnai žiūriu reelsą kažkokį, tavo, tarkim, galiu pažiūrėti reelsą arba kažkieno kitą, kad ir ką ten nuogas vaikščiot tam reelsą. Aš paskrolinu ir viskas, pas mane jau kita mintis, tada aš užrakinu telefoną ir aš savo dalykus procesinu. Aš negalvoju apie tos žmonės, kuriuos aš matau internete, aš apie save galvoju. Taip ir kiti galvoja apie save, tai toks išlaisvinanti mintis, nieks apie tave negalvoja. Gal kažkada, gal kažką minimaliai, bet dažniausiai net ir galvoja per savo paties prizmę. Jisai galvoja ne apie tave kaip per se, o tave ir jo santykis su tavimi, ar kažkas tokio. Chris Willicks toks iš The Modern Wisdom podcast'o buvo labai gerai sakęs, jeigu tavo gyvenimas dabar būtų filmas ir žmogus žiūrėtų atsisėdęs už ekrano, žinai, ir matytų, kaip tu gyveni savo gyvenimą, tą filmą, ką jisai šauktų tau. Labai gerai. Ką jis šauktų, žinai, mesk tą darbą, užkalbink tą merginą, nueik į tą sporto klubą, užsibukink tą kelionę, žinai. Jo. Nes mes, arba ten slepiasi spinta, žinai, neiki spinta, tipo, jeigu siaubo, žinai, kažkoks. Tai esminis dalykas, kad, bet čia yra vienas sudėtingiausių dalykų gyvenime, ką reikia padaryti. Žinai, kas gyventi taip, kaip tu nori gyventi. Jo. Čia yra žiauriai sudėtinga. Ir drąsos reikalaujantis dalykas. Ir aš mėginu tą praktikuoti dabar kiekvieną dieną. Ir beje, man labai patinka šita metafora, kad tu lygtais žiūrėtum gyvenimą savo kaip filmą, nes aš gal dar labiau matau tą savo variantą, kad jeigu žiūrėčiau save į mirties patale, jeigu aš numiręs arba aš ten labai labai senas, žiūrėčiau kaip filmą ir aš stengiuosi taip ir žiūrėti visą savo gyvenimą kaip filmą, ką reikčiau, ar ne? Į kairę suk, į dešinę suk, tiesiai, mes darbą, ar daryk šitą veiklą, kuri tavo atrodo fain, daryk, pasižiūrėk, kur tai nueisi. Tai ir toks tada sirgalis esi savo, žinai, ir tu nori gero savo, tada tas perspektyvos pakeitimas jisai labai padeda. Ačiū, kad peržiūrėt šitą vaizdo įrašą iki pat pabaigos. Mums padės jūsų palaikymas, o tą galite padaryti paspaudę mygtuką patinka ir prenumeruoti. Jeigu norite išklausyti visą pokalbį, jo nuorodą rasite šio video aprašyme.